Gerą dieną, bičiuliai ir bičiulės, Contribui žiūrėtojai, stebėtojai, palaikytojai. Ačiū Jums labai, kad esat. Šiandien turim svečiuose žmogų, su kuriuo virš 20 metų mes einam koja į koją, ranka į ranką, petys į petį. Tačiau vis tiek esam visiškai skirtingos asmenybės, skirtingi kūrėjai ir tai yra žmogus, kuris mane aplenkęs turbūt 4 galvom visose šitose srityse ir man pačiam yra be galo įdomu sužinoti jo dalykus apie jį, apie kuriuos aš nieko nežinau, nes bendros kelionės kartu kartais reiškia pavirsta į daugiau alaus išgerto kiekį negu pasikalbėjimą iš širdies į širdį. Tai svečiuose turim Kastytis Sarnicką. Labas, Kasti. Labas. Ir tai yra rašytojas, muzikantas. Kas dar tu esi? Ką, žinau, rašytojas, muzikantas. Šeimos narys. Šeimos narys. Lietuvos pilietė. Nieko, tiesiog gyventojas žemės. Tai gal važiuojam nuo pat pradžių. Reiškia, tu gimėjai dar Sovietų Sąjungoje, ne? Taip. Ir gimėjai, ir būdamas paauglys, nebuvai toks eilinis ir standartinis paaugliukas, nežinau, dėjęs viltis į nieką, o buvai ganėtinai maištinga asmenybė. Tas maištas, žinai, toks maištingumas be abejo, kažkokios ten to vidinio maišto buvo ir mes ten tie buvom vadinami pankai tokie. Bet mes buvom tokie kultūringi pankai, šiek tiek bailiukai, nebuvom tie, kurie labai save išreikšdavo per išvaizdą kažkokią, žinai, skiauterių skutimasis, ten suplėštų džinsų nešiojimas, nors turėjau ir tą. Daugiau mūsų maištas buvo tas grojimas gitaromis, grojimas pankroko ir kūryba daugiau, turbūt, o ne kažkoksai tas gaivališkas maištas, kuris visiems labai matomas, kur nors gatvėje einant, ten geriant, spjaudantis, daužant butelius, rodant, žinai, vidurinį pirštą iškeltą. Mes tokie buvom santūrūs maištininkai. Ok, bet kodėl iš esmės atsirado pankrokas gyvenime? Jų galėjai klausytis Sofija Rotaro, būt kaip visi? Visų pirma, tai buvo turbūt vyresnis brolis, kuris, žinai, klausė kažkokią muziką radikalesnę, jis metalistų galima jį turbūt buvo tuo metu vadinti, bet man kažkaip aplamai atrodė, kad tuo metu Vilniuje buvo visi lietuviai, nu man taip atrodė, aš nežinau, visi lietuviai buvo metalistai arba depešistai, o visi rusakalbiai, pavadinkim taip, kažkokie buvo tie, kurie klausė Laskavai Mai ir automatiškai jau vien tik tai, kad mūsų tas nacionalinis identitetas toksai buvo labiau, kad mes Vilniuje bent jau buvom tokie prie maišto, prie pankroko ir prie visą kitą. Gal kituose Lietuvos kraštuose nebuvo taip, kadangi mažesnis buvo nacionalinis tas skirtumas, tai gal nebuvo to tokio, o pas mus Vilniuje, bent jau ten Lazdynų rajone ar Karoliniškėse, kur aš gyvenau ir mokiausi, tai privaloma buvo, tu turėjai būti kažkoks neformalas tam tikra prasme, čia kaip toks savotiškas pasipriešinimo būdas turbūt buvo jau tada beprasidedančiam atgimimui kažkokiam ir mes visi skaitėm ten ir moksleiviai, jaunimo gretas. Atsirado pirmieji straipsniai apie ten pankus, apie pankroką, apie atsuktuvą, apie roką kažkokį lietuvišką ir tas labai taip darė įspūdį ir norėjosi būtent su tuo gyventi, o ne klausant kažkokį ten popsą. Konfrontacija su popsu, jinai egzistavo kažkokia, jūs susidurdavot? Ne, tuo metu aplamai net ir toj pačioj Sovietų Sąjungoje, tokio kaip ir, kai prasidėjo tas išlaisvėjimas, pavadinkim, tai labai kaip šitas roko judėjimas atsirado. Realiai man tas asocijuojasi visa ta nepriklausomybės pati pradžia. Aš atsiprašau, Kasti. Poнял. Atsiprašau, fuga ten. Fuga! Fuga! Kas vyksta? Kas vyksta? Ateik. Tais laikais, matai, tarybiniais metais, man tai, žinai, aš čia tau pasakoju. Tai gerai. Taip viską matei. Tai bet man toks vaizdas, kad tais laikais, kadangi kai
Aš atsimenu save paauglystę, žinai, dar ta vaikystė, realiai nebuvo jokios klausomos muzikos tenai, iki mūsų nedaidavo, mes gal ten kasetėse klausėm kažkokius aliukus, čia irgi savotiškas toksai buvo, žinai, pasipriešinimo judėjimas rezistencinis, kad tu jau klausai, žinai, aliukus, šalčius, ten gal hiperbolės įrašus, o visa kita, ką rodydavo televizorius, transliuodavo radijas, tai buvo ta kažkokia estrada, kurios, nu, buvo niekam neįdomi, tai žinai, tėvai ten gal klausydavo kokią Lenkų radiją, Liuksemburgo radiją, tai savotiškai visas tas atsiradęs roko judėjimas visoje toj Sovietų Sąjungoje ir buvo toks, kaip ir, nu, aš sakau, tam tikras asociacijos, kad tai, va, tu klausai ir tu jau čia kažkiek, va, čia priešinėsi, žinai, tai visai sistemai, nes, nu, lyg ir tas visas, žinai, slaptas radio klausimas, net nebūtinai slaptas, bet, nu, vis tiek kažkoks ten Liuksemburgo radio ieškojimas, ką darydavo tėvai, žinai, nu, tai savotiškai atrodė, kad čia tokia tam tikra rezistencija, žinai. Tai gal ir tas pomėgis prie to viso pankroko ir prie viso šito labiau lipo, nes priešingų atveju, tai tu su tais, kurie aplinkios kelius trindavosi, mes vadindavom jos montanistai. Turėdavai pasirinkti pusę, kurioje tu esi. Pusę, tai ir tas kažkaip ir turbūt nuo vaikystės automatiškai prilipo, kad tas pomėgis kažkokiam va tokiam maištingam roko muzikos ar kažkokiam pomėgiui, kuris vėliau į pankroką transformavosi. O kaip sugalvojot pankroką, nes vienas dalykas reikia pavyzdžių, ne, kažkokių, kitas dalykas, galėjot ir roką groti tiesiog. Ne, tai tas pankrokas čia sąlyginai, žinai, kai tu grot nemoki, groji, kas gaunasi kažkas, ką mes vadinamom pankroku, paprasčiau. Iš tikrųjų, tai mes buvome metalistai, auginom ilgus plaukus pradžiai, kai buvo ten tie 14-15 metų ir norėjom groti patį ten kiečiausią metalą, kaip kokį, nežinau, Metallica ar Motorhead. Bet kadangi gaudavosi toksai pankrokas ir automatiškai kažką tada klausai, ką kiti groja ir atsiranda pomėgis čia ir kažkoks Dead Kennedys paklausyti ir ten Clash ir dar kažką. Bet iš tikrųjų tai norėjom varyti kiečiau, greičiau ir ten, nežinau, gal kaip kokį Napalm Death. Šiais laikais yra ganėtinai lengva nusipirkti instrumentų, tai tik pinigų klausimas. Ganėtinai platus alternatyvus pasaulis, galima rasti ir kur pagroti, ir su kuo pagroti, ir kur parepetuoti, ir bendraminčių, visą kitą. Kaip visą tai atrodė tais laikais, kaip prasidėjo jūsų rokavimo laikmetis? Buvo visiškai žiauru ir aš manau, kad dabartinis jaunimas visiškai nesuvokia, kaip tada gyveno mes ir kaip mes bandėm groti ir kaip mes tai bandėm daryti, nes čia toksai palyginimas, žinai, ten gitarą, pavyzdžiui, dabar kainuoja kokio nors ten 300 eurų ir gali nusipirkti gitarą. Tuo metu 300 eurų, tai aš nežinau, ten normali lietuvio alga buvo, nežinau, ten 100 talonų turbūt, kas sudarydavo ten kokius nors 5 eurus. Tam, kad nusipirkti normalią vakarietišką gitarą, tai buvo neįmanomi pinigai. Realiai, iš kur mes gaudavom tuos instrumentus, tai kiekviena mokykla turėdavo kažkokį ten tą ale kabinetą, kuriame būdavo sukrauti kažkokios senos rusiškos gitaros, seni neveikiantys būgnai ir iš ten galima būdavo pasivogti, arba kiekvienas fabrikas turbūt turėdavo tarybiniais metais lengvosios muzikos ansamblį ir ten būdavo prigrūsta kažkokių senų instrumentų nenaudojamų. Tai iš kažkur tokius instrumentus gaudom, kurie nelabai dėrėdavo, bet mes ten neturėjom nei klausos, nei ten kažko ir bandėm su tais instrumentais grot. Tai aš atsimenu, gal tas niekada ir netapau muzikantų gitaristų vien tik tai dėl to, kad mano gitaros buvo tokios, kad norint prispausti stygą reikėdavo, ten žiauriai daug jėgų ir realiai ten turėdavai grot pačiam galėjau, ten kažką nori pamakaluoti, neįmanoma buvo jų ten prispausti, nes ten atšokė, viskas išsiklaipė. O dar kas būdavo tais laikais labai juokinga, kad šiais laikais, pavyzdžiui, kokios nors grupės turi ten garso režisierių, vadybininką, ten fotografą, dar kažkas, tai senais laikais visos grupės tos tokios paaugliškos turėjo žmogų lituoklį, mes vadindavom. Žmogų, kuris mokėdavo sulituoti laidus, sulituoti, viską padaryti, nes be jo neįvykdavo repeticija. Tai aš grupėje realiai buvau tas, nes neturėjom papildomo žmogaus, aš buvau tas žmogus lituoklis. Pavyzdžiui, mes susirinkdavom į repeticiją ir tada reikėdavo kokį pusę valandos gerai palituoti, ten viską pajungti, žinot, kur ten kas jungiasi, nes kitaip neužsivesdavo technika. Ta prasme, stipriakus? Stipriakus palituoti, laidus, ta prasme,
laidą, kuris iš gitaros ten jungiasi į fuzą palituot. Nu, pavyzdžiui, į fuzą kokį nors gitarinį priedėlį dedasi kroną. Bet realiai kronos nusipirkti tais laikais, nežinau, niekas nepirkdavo, tai tu pirkdavai 2 plokštės baterijas, jas sudėdavai ten laideliai, sujungdavai, užmaitindavai ten per kažką. Gitaros kištukai, ten laidų kištukai būdavo nulūžinėję, nutrūkinėję, nes ten pasitraukė jau, ten kažkas nutrūko, ten nepasijungė. Vėl ten susuki, sulituoji kažką, ten sujungi. Kai kada net repeticijos nevykdavo, nes reikėdavo labai ilgai lituoti tuos laidus ir nesusilituodavo. Stiprintuvus irgi būdavo, kas ten pagamina iš kažko tokius, pajungia, kažką ten dajungia. Vienu žodžiu, aš ten net sunku suvokti ir tai ilgai tęsiasi. Net atsimenu, kai mes su Danciau tada savo tą pirmą studiją padarėm 96 metais, kažkur jau buvo jau nepriklausomybės, tiek laiko praėjo, o technika vis tiek dar buvo tokia, kad ten dažnai įrašų sesija nepavykdavo, nes, jazz kabeliai nesulituoti, nutrūkę, trūksta tų kabelių, pultas irgi kažkas ten neveikia, visa technika realiai buvo antiek sulūžusi, sugedusi ir netgi aš tuo metu kažkada Andrius Mamontovas postinosi nuotraukas kažkokias ir buvo gal koks 96 metų foje koncertas, kur jie groja ir aš pažiūrėjau, su kokia aparatūra jie tada grojo ir kaip viskas tai atrodo, tai aš galvoju, kad, blogai ir gerai? Ne, blogai, nesuvokiama yra, kaip tais laikais ten populiariausios Lietuvos grupės, o vis tiek buvo tokiam skurde. Netgi aš šnekėjau, tokia grupė yra Šiaurės kryptis, mūsų labai mėgiama, ir jie grodavo sporto rūmuose, pavyzdžiui, koks nors ten Lietuvos top 10, groja populiariausios Lietuvos grupės, daro koncertą. Ir viena iš populiariausių Lietuvos grupių, Šiaurės kryptis, man Zigmas pasakojo, grupės gitaristas, sako, mes iš vakaro repetuojam ir aš galvoju, velnes, kad tik nenutrūktų styga per repeticiją, nes jeigu nutrūks, tai rytoj neturėsiu koncerte naujos stygos. Tiesiog jazz nėra naujų stygų, nėra už ką nusipirkti ir... Ir už ką, ir faktai. Aš turbūt dabar, klausant gitaristam, turbūt yra nesuvokiama, jeigu nutrūkdavo styga, tai mes ją tiesiog surišdavom viršui, ten tokį suriši, tempi, biški laiko, kurį laiką derai, ten po to aišku tas surišimas stygos nebelaiko, nekeisdavom naują stygą, bet surišinėdavom. Ganėtinai taip. Aš neįsivaizduoju, kaip įsivaizduočiau laikiniam jaunimui ir net ne jaunimui, jau biški pagyvenusiam žmonėm, kurie vėliau po mūsų atėjo į tokius dalykus, kad stygą reikėtų į mazgą. Aš netgi dabar fiziškai bandau įsivaizduoti, kaip surišti stygą. Ne, tai ten, žinai, su replytėm ir visą kitą, tais laikais buvo naginga. Aš dabar žiūriu į savo vaiką ir mūsų pirštai buvo tokie, kruopštus. Mūsų ką mes vaikystėje veikdavom. Pas mus buvo tas laivų ir lėktuvų modeliavimas, toks iš mažų plasmasiukų, ten dėliodavom, ten viską klijuodavom, lėktuvėlės. Šiaip mes viską gyvenime pasidarydavom patys. O dabar aš žiūriu į vaiką, jis laiko pieštuką, tušinuką kaip beždžionė, toks būna. Aš čia savotiškai šaržuoju, juokauju, bet jų tikrai, vaikų visai kita yra rankų motorika, dabar jie gal ten kitus pirštus yra išlavinę. O mums kažkaip pavykdavo ir susilituoti ir ten tie laidų, kur sakau, kištukai visokie, tengi tokie smulkus, bet mes vis tok laidelius ten susuki, užkiši, ten prakiši. Dabartiniam vaikui tu liep įkišti siūlą į adatą. Gali būti iššūkis toks, žinai. Gali būti kažkaip, bet... talentuose ateini ir jisai įkiša, žinai. O jūsų pankroko grupės pavadinimas buvo Marihuana. Dabar atrodo tai labai kietai ir atrodo visiškai suprantama, nes pankrokas, marihuana, bet tais laikais ta žodis, ta pati marihuana, aš sąžiningai pasakysiu, aš tai nebuvau matęs marihuanos tuo metu gyvam pavydale. Ir mes, ką žinau, kažkaip mes, žinai, tas jaunimas toksai 14 metų, tai kaip čia atsirado tas pavadinimas, net nežinau, turbūt vartėm tarptautinių žodžių žodyną ir kažkaip įradom. Jokingiausia, kad mes net, irgi analogija su dabartiniu jaunimu. Mes, kai užrašinėjom savo kasetę, pirmą įrašėm, ten aišku, užrašinėjom grupės pavadinimą, mes net nežinojom, kaip rašosi žodis marihuana ir parašėm jį su klaida. Marihuana... CH. Mes parašėm. Iš tikrųjų rašosi pagal lietuvių kalbos taisyklės su H. Bet mes ant kasetės užrašėm su C ir visur ten išplatinom ir visą kitą. Marihuana. Marihuana, vienu žodžiu.
Tai ir po to mes, kai jau duodavom interviu, kur nors leidiniam, žinai, ten Aitvarui ar kokiam moksleivių žurnalui, visą laiką sakydavom, kad ne, mes nieko bendro su narkotikais neturim. Čia, nes pas mus čia ir pavadinimas visai čia toksai, va, specialiai čia tą C raidę įdėjom, kad čia mūsų nieks neasocijuotų. O taip šnekėti turėjom. Nes visgi mūsų pagrindiniai finansuotojai vis tiek buvo tam tikra prasme tėvai. Nu, finansiškai ten niekas nepadėdavo, bet bent jau leisdavo mums eiti kažkur, repetuoti, kažką daryti. Šiais laikais, va dabartinės, čia šių dienų aktualios, šių mėnesių, šių metų aktualios, yra ganėtinai didelė kompanija prieš jaunimas narkotikai, daug kalbama, daug visko. Tais laikais, kaip buvo su narkotikais? Aš net nesuvokiau, kad toksai dalykas turbūt yra ir kur jis yra. Ir man net atrodė, kad aplamai Lietuvoje tų narkotikų nėra, nors be abejo kažką vis girdėdavau, kad ten kažkur kažkas, nu ten heroinas, gal ten adatos, aguonos, mes turėjom tą tokią, vis tiek dar nuo tarybinių laikų likę buvo tas informacinė tokia sklaida, kad švirkštas, aguona čia yra blogai ir tokia savotiška baimė buvo, o kad ten kažkoks žolė, chemija kažkokia, net nu, tokių dalykų. Čia aš kalbu apie tą, žinai, tokią paauglystę, ten 14-15 metų, kai dar buvo kaip tik perėjimas iš Lietuvos nepriklausomybės pirmieji metai gal. Su kuo tik tai susidurdavau labai, tai tėvai turėjo kolektyvinį sodą ir vis tiek kolektyviniam sode augdavo aguonos. Ir kiekvienais metais, kai tu atvažiuoji ir tu matai tas visas aguonas, kurios ten yra, lysvė ar kažkas, jos visos yra supjaustytos. Ir aš nelabai žinodavau, kodėl tai yra, bet ten tėvai vėl kažką šnekėdavo, čia vėl praėjo kažkas, kaip supratau, kad nu, tais laikais tie narkomanai vaikščiodavo po kolektyvinius sodus, rinkdavo aguonų pieną, ten darydavosi kažką. Nežinau, aš tos technologijos visiškai neišmanau. Ir mes visiškai prašokom tą visą narkotikus iki mūsų, taip skamba, iki mūsų nedaėjo ir suaugom realiai, be abejo, gal ten kažkokių bandymų buvo, nes jau vėliau pradėjo ten kažkokį mokyklos apsikeičia moksleiviais, ten pas mane viena pažįstama buvo atvažiavę iš Olandijos, man atrodo, kažkokie, moksleivių tos programos kažkokios ir kažką ten paliko žolės dėžutę ir jisai vis laikas pasako, sako, pas mane čia buvo Olandai atvažiavę, paliko žolės, maždaug karaboką, kaip vadindavom. Ir mes ten keli ten draugiai tokie labai smalsaujantys, nusipirkom, atsimenu, už 5, neatsimenu už ką, už rublius gal dar, gal jau buvo 5 talonai, ar kažką, žinau, kad 5 kainavo, litrai gal. tą karaboką ir ten kažkokiam pankroko festivalį pabandėm, tai, bet man visiškai neprilipo ir taip ir neprilipo gyvenime. O dabar jeigu nušoktume iš tų laikų ir tavo pankroko, tiesiog, kadangi šnekam šitą temą, dabartiniai laikai, va, tu esi muzikantas, ne, tu matai šiuolaikinį muzikos pasaulį, tu matai šiuolaikinį meno pasaulį, tu esi tėtis, turi sūnų. Narkotikai ir dabartinis jaunimas, tavo akimis žvelgiant, yra šitą problemą, egzistuoja, tu matai ją? Egzistuoja ir man labai baisu, turbūt aš irgi kol kas, žinai, nesusidūręs nei šeimoje, nei draugų tarpe, kažkaip va taip susiklosti gyvenimas neblogai, kad mūsų artimų draugų rate, artimiausius, su kuriais va, mes bendraujam ir ten šeimos bendrauja, kažkaip visiškai, nežinau, mes gal ta karta, kuri užaugo ant to alaus, žinai, ir niekada nebandėm, neprilipo ir neturėjom su to problemų. Bet be abejo, nuolat skaitau, kažką seku, principingai neieškau tos informacijos, bet prasismelkia ir ypač, kadangi vaikas paauglys auga. Šiek tiek baimės yra, nes aš kaip suprantu, dabar yra ta didelė problema, kad labai daug visokių preparatų yra, kurių dažnai jaunimas nežino, ką jie perka, pardavėjai nežino, ką jie parduoda ir kaip ten dozuoti ir ką daryti. Ir dažnai ten pasibaigia kažkokiom su liūdnom pasiekmėm. Čia Vilniuje vis matom, vis tai dingsta, tai vienas, tai kitas paauglys kažkoks. Tai aš kaip suprantu, svarbiausia reikia vaikus dabar ką išmokinti, be abejo, atgrasimas, visą kitą, kad tai nėra nieko gero.
Bet kad jie nepaliktų, jeigu kažkam pasidarė blogai, kad nepabėgtų, neišsigastų ir nepaliktų to savo draugo kažkur ten, žinai. Ir nebijotų pasakyti, kad kažkam iš jų yra blogai. Jo, kad nepaliktų to žmogaus pamiškėjai, žinai, savo. Ir ta problema turbūt tikrai egzistuoja, bent jau iš tos. Mes kadangi vis tiek sukamės tam tikruose ratuose, ten su kažkuo bendraujam, matom jaunas grupės, aš nežinau, kiek jie tą vartotojų, kiek ten yra, bet kiek yra tų, kaip pasakyti, apie tai dainuojančių, apie tai šnekančių, tai yra begalė ir jeigu tai jie ten iš tikrųjų viską ten tiek rūko ir pučia, tai didelė problema. Bet nežinau, ką daryti, kaip susidoroti čia, nežinau. Jeigu kas nors žinotų, tai turbūt susidorotų, bet tai yra dar ten krūvos aplinkinių dalykų, ne, yra nauda, nepamirškim. Tai to kažkas taip, tiesiog daro biznį. Kažkas daro biznį, tai tas skaudžiausiai yra, žinai, kad gaudo gal ten tą smulkmę kažkokią baudžia ten tuos vaikus, o nemačiau, negirdžiu, kad Lietuvoje būtų kas nors iš stambių suimta, pasodinta. Grįžkime į pankroko laikus, bet to, kad jūs, kaip sakai, grodavot su mazgytom stygomis ir jausdavot pastovi alkį ir sunkiom sąlygom, jūs gebėjot išleisti netgi plokštelę su savo grupe. Tai buvo didelis įvykis šiaip tuometinio, nežinau, tokio undergroundo pasaulyje. Kaip visą tai vyko, ta prasme, jūs ne Lietuvoje išleidot plokštelę? Ne, mūsų išleido prancūzų leidybinė įmonė tokia. Taip, aišku, ten džiaugsmo to buvo vidinio turbūt, aš jau dabar sunkiai gaminu tuos laikus, bet galbūt tais laikais ta undergroundinė kultūra, ji buvo labai tokia ganėtinai, pavadinkim, nežinau, kosmopolitinė ar kas. Mūsų buvo nedaug, pavyzdžiui, tų Lietuvoje muzikantų, kurie grodavo ten alternatyvinį roką, pankroką. Bet mes daugiausia labai daug bendraudavom su užsieniu. Kas įdomiausia, kad atsiradus tam visam internetui ir visa kita, to bendravimo tiek nėra ir manau, kad Lietuvoje nėra ir pasaulyje nebeliko, kaip buvo anksčiau, kai nebuvo jokio interneto. Bendraudavom tik tai laiškais, o bendravimas vyko, pankai turėdavo zinus, tuos vadinamus fanzinus, tai tokie laikraštėliai, kuriuos ir Lietuvoje leisdavo, ir Lenkijoje leisdavo, ir Prancūzijoje leisdavo, ir Amerikoje leisdavo kažkokie entuziastai, visokius laikraštėlius, kur būdavo grupių interviu daromi ir tie laikraštėliai plito iš rankų į rankas, paštu siunčiami. Tos laikraštėliuose įdėdavai visokius reklaminės skrajutes, kad ten aš išleidau kasetę, aš išleidau tą, aš darau kažkokį rinkinį, ar čia leidybinė firma ieško kažkokių grupių, pavadinkim. Tai platinami buvo įrašai per laiškus ir kažkaip mūsų kasetė nukeliavo iki vieno tokio prancūzo. Tas prancūzas, nežinau, kažkokių sąsajų turėjo su Lietuva, nes jisai išleido ne tik mūsų, jis dar buvo išleidęs kažkokį rinkinį 2 grupių, ten Turbo Reanimacija kartu su Silvijais Vraščensais, dar kažkas. Jam matomai patiko mūsų įrašai, nes mes iš tikrųjų palyginus neblogai grojom, nereikia, čia nenoriu savęs labai pasikelti, žinai, bet tikrai neblogai grojom, tik buvo ganėtinai nekokybiški įrašai. Bet jisai išleido 300 ar 500 ten mūsų tų mažų plokštelių. Kaip grupiai honorarą atsiuntė mums 100 plokštelių ir pats platino. Po to aš nežinau, kur dingo visos tos plokštelės. Aš jų turėjau, siuntinėdavau, taip į užsienį, pardavinėdavau ten po tos kelis dolerius. Ir po to praėjo daug laiko, gal 20 metų ir aš pagalvojau, kad aš jų neturiu. Ir aš vieną dieną susiradau internete ir nusipirkau 3 iš Suomijos, atsisiunčiau ir turiu namie kažkur. O kaip vadinasi albumas? Albumo pavadinimo gal net nebuvo. Ten, matai, ta maža plokštelė vadinama, ten 4 dainų toksai buvo EP išleistas. Kaip vadinosi, nežinau, gal net nebuvo pavadinimo. O jūs albumą išleidot? Pilna versija? Oi, mes ten gal esam 3 albumus kokius išleidę. O kaip jie vadinasi? Mes labai dar tokie vaikai buvom, žinai. Galiu pasakyti, mūsų vienas pirmųjų sėkmingų singlų vadinosi Blynai. Ir tekstas buvo: blynai geriausias maistas, blynai tai tarsi vaistas. Tai vien tik tai pagal tai galima spręsti, kad ir šita daina buvo iš albumo Teroras, prievarta ir smurtas darbis žudo pasaulį.
su singlu. Blynai. Blynai geriausias maistas. Žodžiu, pas mus toks buvo pereinamas laikotarpis. Viena daina buvo apie blynus, o kita jau tokia kokia nors ten, ką žinau, kad ten kažkas bedarbiai ir naktis, ar dar kažkas, vienu žodžiu. Bet tie visi įrašai yra, marihuanos visi albumai, ar ten 2 ar 3, aš nežinau, man atrodo, yra pakartot toksai muzikos portalas Lietuvoje. Ir ten yra daug archyvinių įrašų, ten beveik kas yra išleista Lietuvoje, viską galima rasti ir ten galima rasti ir pasiklausyti, ir net YouTube šiek tiek yra. Bet aš nežinau, ar kas nors ten tą dalyką gali klausyti. Tai aš manau, kad paklausys dabar. Ja, Mus paklausys ir Maričuanos. Maričuanos. Tai vat. Be to, kad jūs turėjot pankroko grupę, grojot, jūs dar buvot toks iš vis neįlinis dalykas, jūs įkūrėt pankroko klubą. Jo, mes turėjom, šiuo metu vyksta Vilniuje. Buvai klubo savininkas ir direktorius buvau. Šiuo metu Vilniuje kaip tik vyksta tokios ekskursijos pirmaisiais reivų takais, kur kažkokie pirmieji vakarėlių užuomazgos. Ir ten yra nuveda prie to pastato, Latako gatvėje yra senamiestyje. Buvo sena tokia spaustuvė, 3 aukštų, ir aš ten buvau atradęs, išnuomavau salę ir ten mes darėm renginių seriją, tokį pankroko klubą darėm, kurį vadėjom Latak ar Latakas ar kažkaip, jis pavadinimo neturėjo, gal čia mūsų ir silpnoji pusė buvo visą laiką, kad mes niekada nesugalvodavom jokių pavadinimų. O gavosi tam labai paprastai, aš tuo metu mokiausi konservatorijoje, muzikos vadyboje ir toksai buvau aktyvus jaunuolis, kuris vis kažką norėdavo kažką daryti, organizuoti ir išgirdau, kad yra tokia patalpa, kur vyksta kažkokie diskotekos kažkokios, aš ten nuėjau, susiradau sargą, sumokėjau jam gal 200 kokių talonų, ar ten, kažkiek ten, dėleiskim, 200 litų sumokėjau ir jis mane įsileido, davė raktus ir sakė, darykit čia, ką norit. Ir mes su Doncevu pradėjom nuomoti aparatūrą ir penktadienio, ten ar kažkada šeštadienio vakarais daryti pankroko grupių koncertus. Ir tie koncertai ganėtinai sėkmingai visai buvo, ten ateidavo po 200-300 žmonių, kol vieną dieną atėjo savininkas, susirado mane, būtent renginio metu, ir sako, čia tu kažką darai nelegalaus, sakau, kaip tai, aš moku ten Stasijui, ten tokiam ir tokiam 200 litų į mėnesį, tai pasirodo, kad tas sargas pastato, jisai nelegaliai nuomavo, mums nieko nesakęs pastato savininkui, o pastato savininkas ėjo per miestą, pamatė plakatus, kad Latako 6, tai yra jo name, vyksta koncertai ir mane susėmė ir tada liepė, sakė, rašyk pareiškimą, vienu žodžiu tą pasiaiškinimą, situaciją, ten priduot policijai norėjo. Šiais laikais greičiausiai tas savininkas sakytų, tai duok man 50% nuo jūsų pelno. Bet po to, žinok, aš ten kažkaip ten taram ir jis, sako, šiaip tai aš tau leisiu darytų, jeigu nori, bet truputį tvarkingiau, nes šiaip situacija dabar irgi, visi taip klubas, niekas iki galo, įsivaizduoju, žmonėms sunku suvokti, bet tai buvo nešildoma patalpa, vidury žiemos, mes ten susineždavom krūvas šildytuvų, bandėm šildyti, bet tenai su elektra prastai, mums išmušinėdavo pastoviai kamščius, turėdavo apsispręsti, ką tu nori, ar jungti lempas, ar koncertą, ar šildymą. Ir baro nebuvo, patys darydavom, tokis buvo sukaltas baras, kur prašydavau kursiokų savo, kurie stovėtų prie baro. Tai jie, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip tą barą, kažką turim prekiauti. Buteliai salų pardavinėt? Jo, mes buteliai salų pardavinėdom, prieš tai nueidom, nusipirdavom kokį 10 butelių degtinių, 10 butelių degtinių, 2 dėžes alaus ir 10 litrų sulčių. Būdavo toksai, aš kaip dabar pamenu, mano draugas, Dainius Mauragas, jisai prie baro stovi, sakau, tai po kiek šiandien darom kokteilius? Sakau, tai po 5 darykit, žinai, talonus ar vėl litus, neatsimenu, kas ten, žinok, tie pinigai kokie buvo. Ir ateina prie jo žmogus, aš pats mačiau šitą atvejį, ateina žmogus, sako, man vieną atsuktuvą, jisai padaro, žinai, sako, 5. Tas žmogus įtraukia, plemba, turiu tik 3. Tai Mauragas paima taip. Geriau, sako, dabar 3. Čia trūs situacija. Kadangi mes darėm šitą klubą dviese su Doncevu ir visą laiką draugų prašydavom, kad jie mums kažką padėtų. Pavyzdžiui, prie durų pastovėtų. Ir stovi prie durų, žinai, žmogus koks nors, bet jam ilgainiui atsibosta, nes, pavyzdžiui, mes turim groti, tuo metu mūsų pasirodymas. Mes ten nueinam, baigiam groti, visą kitą, prie manęs atbėga kažkas, žinai, ištraukia krūvą, tai pinigų, sako, čia erkė perduoda. Sako, koks erkė? Sako, tai prie durų dabar stovi.
Ta prasme, iš kur, koks žmogus čia prie durų stovi? Jie pasikeisdavo, kažkas ten prie durų renka pinigus, kažkas atneša, aš ten tokia situacija visiškai nekontroliuojama buvo, aš vaikščiodavau, kadangi ginklo neturėjau, bet vis tiek tai naktinis, bet klubas, kuriame daug girtų žmonių, vaikščiodavau su atsuktuviu. Jeigu kas, kad reikėtų, kažką ten padurt. Tualetų buvo kažkokie, bet jie buvo pakankamai mažai jau, tai žmonės į kampus viską darydavo, ką norėdavo. Ne taip jau baisiai, bet būdavo tokių atvejų. Ir pamenu, tas ir nutikimas buvo, kai atvarė tas pastato savininkas ir visam tam chaose mane ten antram aukšte jau prispaudė ir tardo. Ir nusileidžia toksai vienas žmogus, toks šlitinėja, atsisega klyną ir prie jo pradeda į kampą myšti. Ir aš atsimenu, aš tada šneku, čia mes klubą darom, čia muzika groja ir jis taip žiūri, taip plaukai jam šiaušiasi ir visą kitą. Ir nenorėjom to tęsti, nes, aš sakau, vien tik tai tokios situacijos ir dažnai būdavo, kad renginys, pavyzdžiui, pasibaigė, ir lieka gulėt kas nors. Ir mes ten tokie du jaunuoliai, sudanciavo irgi, taip, ką daryti, aparatūrą, susikrojom į mašiną, viską važiuot, ir žmogus guli, komoje, alkoholinė koma. Gal gyvas kvepuoja, visą kitą, palikti jo negalim, ištemti laiptinę negalim, sušals, ir nežinom, ką daryti, eidavom, pavyzdžiui, Dailės akademijos baraką, greitai iškviesdavom, sakom, ten matėm, ten kažkoks žmogus yra, ir kad jo nepalikt pasislėpdavom už šono, žiūrėdavom, ar atvežios greitoje, ir išveš, nes tai buvo tokie laikai, žinai, ir to viso mums buvo per daug, ir kai atsirado tas savininkas, tai mes nutarėm daugiau to klubo nebetęsti, nebedaryti ir geriau niekada daugiau su koncertais ir su renginiais neturėti nieko bendro, o daryti geriau įrašų studiją. Tai tų pinigų kažkiek ten užsidirbam, ne tiek ir daug. Tai nusipirkom kažkokios audio aparatūros ir padarėm įrašų studiją vietoj to klubo. O grupė? Grupė tuo metu jau mūsų nelabai egzistavo, Marihuana, nes mūsų pagrindinis tas vokalistas, jau kai prasidėjo studentavimas, jisai ne tik studijavo, bet ir studentavo, čia neblogąja prasme kažkokia, bet atsirado daug visokių veiklų, ten jis kadangi žurnalistiką studijavo, tai praktika, išvažiuoja ten kokiam, 3 mėnesiam į Klaipėdą, ten dar kažkas, tokį išsiskaidė interesai ir grupę kaip ir paleidom. Studija, kodėl studija, juk galėjot, kitą grupę įkurt, norėjot įrašinėti, galvojot susijęti savo gyvenimą su kitų grupių įrašinėjimu, toks kaip verslo planas? Verslu tai gal ten labai stipriai negali pavadinti, nes tais laikais ten to verslo, nebuvo, bet gal vis susidurdavom su tuo ir patys, kadangi grojame, vis nėra kaip įsirašyti, nėra čia kažką tą daryti. Ir tada kažkaip irgi nugirdau, kad Algirdas Drėma, toksai žinomas žmogus, parduoda 4 takelių magnetofoną. Ir tas buvo pirmas pirkinys, įsigijom tą 4 takelių magnetofoną, kurių galima 4 takais kažką įrašinėti. Ir nuo to kažkaip pradėjo vystytis ta studija. Net nežinau kodėl. Net nesiruošiam labai įrašinėti kitų, gal savo labiau darėmės. Nors nežinau, ką mes ten darėm. Nes mes sudanciavo vis likom dviese grot, bet kad sakau, mes dviese. Bet ar jūs grojot dviese? Grodavom kažką. Darėm, bet žinok, jau sunkiai atsimenu, matai, tuo metu ir aš jau studentas buvau, vėjau per visas iš eilės Vilniaus grupės, ten pasisgrodavau, tai būgnais, tai dar kažkuo. Jūs tikrai teikėt paslaugą įrašų, nes aš lygiai taip pat jūs radau. Tai mes tada pradėjom, aš kadangi grodavau su kažkokiam grupėm būgnais ir vis sakydavau, kad mes čia sudanciavo, turim tokią studijėlę, tai pradėjom ten įrašinėti. Vis darėm kažką, po to atsirado kompiuterių era. Ir reikėdavo kažkaip, žinau, kad būdavo, kad turim studiją, galim įrašinėti, bet vėlgi nebūdavo internetų, jokių nieko, net man atrodo, gal į kokią reklamą dėjom skelbimus, kad čia mes turim įrašų studiją, bet tų žmonių nebuvo kaip pritraukti klientų, kad jie ateitų pas mus įrašyti, kaip paskleisti informaciją, kad mes turim studiją. Tai būtent dėl to aš tada sugalvojau padaryti jaunų grupių pradedančių grupių rinkinį, pionieriai tą. Dabar, tas pavadinimas pionieriai, gal čia asociacijos tokios, bet pionieriai, pirmeiviai tokie. Net nežinau, kaip aš tą informaciją irgi išplatinti pavyko, kad čia jaunos grupės, kurios nori kasetę rinkiniai būti, skambintų man tokiu numeriu, mes jūs įrašysim nemokamai, bet jūs turėsite susimokėti, aš net nežinau, už ką jie mokėdavo, kad gaus 5 kasetės turbūt, nežinau, 100 litų jums tai kainuoja, mes jūs įrašysim, išleisim kasetę, ne 120 litų gal.
kad ten visiškai buvo nepelningas verslas. Tai mes 2 išleidom tuos rinkinius ir vat vieną, kaip pirmą atsimenu, išleidau rinkinį, vėlgi turėjau tų entuziastingų kursiokų, aš pas toksai buvau nedrasus, kurie sako, o tai aš nunešiu į parduotuvės, čia žinai, kad pardavinėti tos įrašus. Ir kaip tik užnešė kasečių į Audi. Ir tas rinkinys pakliuvo į tavo rankas ir tu pradėjai žiūrėti, nu, kas čia. Taip ir mes susitikom, aš atsimenu. Pankroko era baigėsi, studija gyvuoja. Mes susipažinom, aš pradėjau įsirašinėti Porno Sound garsuose. Tai vadinasi Doncevo ir Kasteto studija. O Porno Sound garsai kodėl? Mes nusipirkome. Nes pionieriai, atsiprašau, tas rinkinys pionieriai. Tai buvo užrašas pionieriai ir pirmas soundtrackas lietuviškam porno filmui, man atrodo, buvo parašyta. Gal taip ir nebuvo, bet buvo tas, aš žinau, kad apie ką tu kalbi, buvo toks rinkinys. Rinkinius labai leidom, mes vis darėm, nežinau kodėl, nes grupių albumą neįmanoma būdavo išklausyti, kai daug grupių, tai dar gali tas kažkaip paklausyti. Va, aš atsakysiu, dėl ko Porno Sound. Mes, kai nusigijom tą 4 takelių magnetofoną, jisai vadinasi Porta Sound. Tai yra lyg toks, nešiojamas portatyvinis kažkoks garsų įrašymų renginys. O kadangi mūsų studija nedarė kokybiškų įrašų, toksai būdavo, pornografinis skambesys, tai mes vietoje ne Porta Sound, o Porno Sound, toks lyg ir. Ir dar vienas dalykas, kad tuo metu nebuvo interneto, mes nesuvokiam, kad savo darom labai didelę meškos paslaugą, nes kai atsiranda internetas ir mes norim sukurti grupiai, tiksliau studijai svetainę, su pavadinimu mes suprantam, kad to padaryti negalim. Tai dėl to teko keisti ten PS garsai, dar, visaip tenai, nes jeigu tu per paiešką įvesi Porno Sound, tai mūsų svetainė niekada nebus. O šiaip negalima, kad pavadinime būtų žodis porno? Aš nežinau, gal ir galima, bet paieškoji, žinai, jeigu tu įvesi, tai tikrai ne mūsų svetainė mes. Iki jūsų gali žmonės ir nukreipti dėmesį į kitur, pavadinkim taip, ir iki jūsų nedaeis. Aš net nežinau, kad galima. Tai dėl to ten po to buvo P-Sound, ten visai kitai buvo keičiama. Po pankroko į tavo gyvenimą atėjo repas. Tai repas jisai gal buvo netgi kažkiek, jis nebuvo mano labai klausoma muzika, bet jisai buvo kažkiek šalia, nes netgi tada mes, žinai, kai keisdavomės tomis kasetėmis ir taip toliau, Verbaitis toks yra po šiai dienai, jisai žinomas veikėjas Lietuvoje, davė kažkada kasetę, kurioje vienoj pusėje, nežinau, ten kažkas buvo, o kitoj pusėje Beastie Boys. Ir iki tol man Beastie Boys buvo tokia kvaila grupė, nes ten ką leisdavo M1, ten kokį nors jų ten dainą, tai taip pro pirštų žiūrėdavau, o tada išgirdau tą Beastie Boys, dar kažkokio buvo ypač, jeigu metalinis repas, ten kokį nors Anthrax įrašinėjo kartu su Public Enemy albumus, tai mes paklausydavom to repo. Bet jisai nebuvo pati mėgimiausia muzika, nes visų pirma tai yra surišta su žodžiais, anglų kalba nėra pas mus gera. Supratimo atžvilgių ir ypač ten, jeigu slengų kažkokiu, tai nieko iš viso nesupranti. O tai kodėl pats pasirinkai savo gyvenimo muziką? Jau galėčiau drąsiai taip teikti? Jo, tai o dėl ko atsirado į mūsų gyvenime, vėlgi mes turėjom tą įrašų studiją ir kaip jau pasakojau prieš istoriją, kad mes likom su Doncevu dviese, mūsų grupės vokalistas buvo dingęs. Vis tiek kažką darėm, įrašinėjom ir kažkaip, vokalisto reikia. Tai mes tai kokią mergą pasiimdavom, kuri padainuodavo, tai dar kažką. Ir būtent iki tol jau buvo tokių bandymų, bet netgi nerepuoti, nes repavimas atrodė kažkoks tolimas, kosminis, nesuvokiamas dalykas, o jeigu suvokiamas, tai tas deklamavimas kažkoks, kokį mes girdėdavom ten, žinai, pas Dragūną, arba ten dar ten toks stiprus smūgis, ar Karališka erdvė, tokį Junior, toks atrodė, repas, kažkoks šūdas. Visiškai atrodė, žinai, žas gal tenai tokį, bet irgi, kažkokia pompa, tokie, durniai kažkokie realiai, arba fake, tokie netikri, žinai. Ir būtent tas, gal lūžis įvyko, kai ateitų įsirašinėt. Ir gal kažkaip pamatėm, repas čia nebūtinai gali būti repas ir normalus, nebūtinai Junior su kažkokiais ten, žinai, tais robotų kostiumais, kur, tokie, tuo metu man atrodė klaikiai juokinga. Tai kažkaip ir kai pradėjai įsirašinėt ir gal kažkoks atėjo suvokimas, kad galima iš tikrųjų daryti normalų repą, o ne kažkokią, nesąmonę tokią, kuri tuo metu atrodė. Gal visą sindikato erą mes galim čia truputėlį palikti nuo šalinės.
nes šiandien šnekam būtent apie tavo muzikinį gyvenimą. Tai šalia Sindikato tu esi išleidęs kiek? Tris albumus dabar jau, ne? Galbūt, Tris. Galbūt gėda tiem, kas to nežino, bet nuo šio momento tikiuosi, kad žinos, paklausys, įvertins ir turės. Ir kiekvieną tų albumų tu išleidai ne tik tai skaitmeniniam pavidalė, ne tik kompaktuose, bet ir plokštelėse. Du plokštelės išleidau, nes tie, žinai, tai irgi. Visų pirma, aš juos viską darau pats, nuo A iki Z, neskaitant tai, kad man ten padeda įrašinėti muzikantai kažkokie, bet aš atlieku tą visą prodiuserinį darbą, kūrybinį, suvedimus, ten taip toliau, nes man tai patinka, kažką daryti su muzika, užsimti kūrybą, jo. Man patinka tas visas procesas, kadangi aš nuo senų laikų dirbau ir to įrašų studijoje, kas man labai patikdavo. Vėliau susiklošius ten visokiom aplinkybėm aš iš jos išėjau ir liko vienintelis Duncevas. Bet ilgainiui, kai aš mečiau darbus, aš vėl savotiškai supratau, kad man patinka dirbti su garsu, ieškoti kažko ir aš viską stengiuosi daryti pats. Tavo albumai šiaip skiriasi viskuom nuo to, ką tu darai Sindikate. Taip. Kaip, šitą gali momentą papasakot, čia yra tas tavo kitas alter ego, tu esi, mano akimi žvelgiant, geriausias storytellingų reiškia pasakotojas, yra kūrėjas, tu išleidai tokią nematytą dalyką kaip detektyvą ir ta prasme, tai kaip čia viskas pas tave taip čia tai, ko tu neišnaudojai Sindikate? Vienas variantas taip yra. Visų antra, po to su Sindikatu vis tiek mes turim tokį, vėl čia mes nepridusim, bet mes vis tiek esam populiari grupė ganėtinai. Mes turim įsipareigojimą prieš klausytojus, mes turim savo vidinį ratą ir visą laiką einam kažkokių kompromisų. Vienam patinka tas, antram tas, trečiam tas. Galų gale mes daug grojam koncertuose, darom dainas, kurios skambėtų koncertuose. Aš, kai esu vienas nuošaly, aš neturiu tų, pavadinkim taip, kažkokį eiti į kompromisus, net su savim, žinai. Man nereikia daryti tokių dainų, kad žinai, kad aš galėčiau groti koncertuose. Ir čia, žinai, atsiranda tada tas galimybė kažkokią pasakoti istorijas, nes koncertuose istorijų labai sunku pasakot ir klausytojai sunku klausyti, nors tai galima padaryti, bet tai nėra kažkokiu, žinai, kur tu, aš įsivaizduoju, arenoje, ten tu ilgai pasakosi istoriją, tai ten žmonėm pasidarys nuobodu, nes vis tiek reikia, žinai, priedainio dar kažkokio ir reikia šokti. Aš net nežinau, kaip čia dabar atsakyti į tą klausimą, bet pas mane ir viduj, žinai, gal atėjo tas, mes, pavadinkim taip, vyriškėjame, nesakau senstame, bet atsiranda daugiau viduje, mažiau lieka agresijos, daugiau noro pabūti tyloj, daugiau ramybės ir aš gal supratau, kad aš nebenoriu rėkti, nebenoriu draskytis, nebenoriu kažko, noriu atvirkščiai parodyti brandą kažkokią, nežinau kaip pavadinti, kada, žinai, daugiau ramybės muzikoje, daugiau tylos, daugiau kažkokio, nesakau bairio, sunku pavadinti. Aš kitaip stengiuosi daryti ir vien tik dėl to, kad nedubliuoti, nekonkuruoti ir nekeliu savo kažkokių užduočių. Bet tu vis tiek sugebi kurti pataikyti formatus įvairius. Kaip tu sugalvoji detektyvą padaryti, kodėl? Aš visų pirma labai mėgstu skaityti detektyvus, nes detektyvai yra tas žanras, kai tu pradedi skaityti, tu nori jį daskaityti iki galo ir sužinoti, kuo viskas baigėsi. Tai čia visų pirma toksai buvo, žinai, kad aš jeigu rašysiu albumą, kuriame papasakosiu vientisą istoriją, tai būtent tam yra kabliukas, kad jeigu tu užkabini pradžioj kažkokioj, žmogus daklausys tam tikrą prasme, žinai, iki galo, kad sužinot, kuo visą tai baigėsi. Tai čia ta vystėsi iki detektyvo ilgesnė istorija buvo, nes aš pradėjau įrašinėti tuos savo trumpas istorijas į pirmą albumą, kuriame aš net nežinau, nesiekiau tikslo papasakoti daug istorijų, bet įrašiau albumą, kuriame kiekviena daina realiai tarsi pasakoja kažkokią trumpą istoriją. Ir supratau, kad būtų visai įdomu padaryti tokį albumą, kuriame nuo pirmos dainos iki paskutinės būtų pasakojama viena istorija ir kiekviena daina tarsi kažkoks knygos skyrius. Ir kaip po tą lengviausią, nelengviausią, bet tam
labiausiai kabinantį žanrą pasakojimo ir sugalvojau, kad turėtų būti detektyvas. Nu, kad, kaip jau sakiau prieš tai, kad tai yra tarsi, žinai, kažkoks kabliukas, kuris užkabina klausytoją ir priverčia išklausyti jį iki galo. Ir jo lab dar buvo tas dalykas, kad karantinas prasidėjo, mes niekur negrojom, nieko nedarėm, buvo kažkokio laiko. Ir dabar išduosiu dar tokią paslaptį, gal ir tau, ir kitiem kūrėjam, kad tokio žanro kūrinius kurti yra tam tikra prasme labai lengva. Ir aš dabar irgi rašau vientisą istoriją, kurią galbūt išleisiu neužilgo. Nes tai yra lengva, tu kiekvieną rytą atsikėlęs, žinai, nu, kai tu pradedi rašyti, tu žinai, prie ko tu dirbsi. Ne, tai lengva gyvent, žinant, kiekvieną rytą atsikėlus, žinot, ką tu dirbi. Ne, aš lengva rašyti tas, kad... detektyvą, ne. Aš pasiginčyčiau, nes aš kaip man tai kosmosas. Mums yra kaip kūrėjam dainų kažkokiem, mums kas vienas sunkiausių dalykų. Apie ką? Apie ką, taip. Apie ką dabar, žinai? Apie tą jau apdainavimą, apie viską dainuotą. O kai tu turi detektyvą, tu parašai pirmą dainą kažkokią, tu žinai, kad tu rašai detektyvą. Bet tugi sukūręs, turbūt, tu galvoji, tai turi jau visą istoriją? Ne. Ne? Ne. Tai tu ją kuri pakeliui? Jo, pakeliui. Tai gerai, pradžioje, gerai, fantazuojame, ne? Pradžioje išeinu į kiemą, randu lavoną, ne? Taip. Tai tu dar nežinai? Nežinau. Ir aš suprantu, aš kai įrašiau, va tas ir buvo toks, aš kai įrašiau, galvoju, ai čia po to pakeisiu, grįšiu, žinai, tokius demo įrašinėjau. Ir aš realiai viską surašiau, nežinodamas pabaigos. Ir nieko negrįžau, nekeičiau, nes po to pabandžiau kažką grįžti, perrašinėt, galvoju. Sostų karus netu rašiai, kur paskui ant galo sugalvoju, o dabar pakliuvom į tokią vietą. Bet žinok, taip yra dar netgi lengviau rašyti, nes aš dabar, pavyzdžiui, irgi pradėjau rašyti jau tam tikras, žinai, nusimatęs, o čia gal bus tas, ten, žinai, susitiks, o ten kažkas bus. Ir tu tada taip vedi prie to, kažkaip vedi, bandai, žinai, ir tada nesigauna natūraliai. O kai tu nežinai, kuo baigsis, tu rašai, kaip tau gaunasi. Ir staiga, vat, op, ir gaunasi. Ir galų gale gyvenime juk labai dažnai būna, nu, iš tikrųjų, nelogiški dalykai nutinka. Taip. Atsitiktinumai ir visa kita. Paskutinis darbas, kurį tu išleidai, kada? Aš prieš metus, biškai daugiau, prieš metus kažkur. Maestro. Taip, pavadinau maestro, nežinau, kodėl pavadinau, nes gal vieną dainą tokia. Visų pirma, dėl to, kad atsiranda tas dalykas, mes jau tokie vyresni muzikantai ir dažnai grojam su kažkokiom jaunom grūmėm ir taip toliau ir yra ten ateinėjim, sako, maestro, toks, žinai, posakis yra savotiškas. Tai čia tokia autoironija. Ir pagalvojau, labai gerai ant plokštelės žiūrėsis maestro kastetas, užrašas, taip, žinai, taip. Ir jau lab, kad turėjau dainą apie tokį pavargusį maestro, kuris sėdi kavinėje ir negali sugalvoti nieko naujo. Tai visą taip suvedžiau. Bet vėlgi, aš įrašinėju, aš dabar irgi bandžiau galvoti, žinai, kodėl. Kiekvienas, žinai, žmogus turi savo kovą kažkokią, žinai. Pavyzdžiui, tu sportuoji, ne? Tu dažnai sakai, nu taip, vardan vidinio, žinai, dalyko. Tau tai nėra malonumas, tai yra, žinai, tavo savotiškas, žinai, va, tu statai namą. Tai aišku, be abejo, reikia, žinai, gyventi ir taip toliau, bet tai yra va, kažkoks užsiėmimas. Tai man savotiškai irgi ta muzika yra tokia mano vidinė gal ir kova kažkokia, ir būdas neišprotėti. Nes, nu, gyvenime tu turi kažką daryti. Priešingą atveju, jeigu tu nedarai nieko, tai tada nežinau, vieni žmonės lipa į kalnus, kiti ten eina žvejo dar kažką. Aš suprantu, kad jeigu aš nieko gyvenime nedarau, tai, aš tokiu liumpenu tampu, sunku pavadinti. Tai man tai yra kažkoksai, tas visas darimas yra toksai, savotiškas, žinai, savo egzistencijos pateisinimas, gal nežinau kaip pavadinti. Be to, kad gerai, muzika, viskas čia, fainus dalykus, šiaip beje, kur tavo visą diskografiją žmonės gali išgirsti, paklausyti ir įsigyti? Kaip sakant, Google, kastetas yra ir Spotify, yra ir YouTube, yra ir... O kažkokią parduotuvėlę internetinę turi? Bandcamp'e tam vadinamam galima įsigyti, bet jau ten realiai yra dar kelios plokštelės paskutinio albumo. Kitų aš jau nepardavinėjau, nes nedaug išsileidęs, tai savo pasilikęs kažkokį archyvą. Ir gal 1 ar 2 kartus per metus aš padarau kažkokius gyvus pasirodymus, kurių noriu palikti tenai, gal, žinai, parduoti kelias plokšteles.
Bet kol kas tai nieko neplanuoju, nes mes su grupė irgi daug atgrojam, kad tu žinai jau taip pradedi jaustis, nu, užlipti ant scenos ir neturėt ką pasakyti. Nu, vidinis, nesakau, dainuotai tu gali, bet man yra noras, žinai, kad tu lyg ir užlipi, žinai, nu ir tu turi ką pasakyti, o ateina tas momentas, atgroji daug koncertų ir, nu, tu jauties išsisėmęs. Tai šiuo metu nelabai net noriu ką nors. Nu ir kalbant apie dar vieną tavo kūrybinį puslapį gyvenimo, tai knygos. Tu nuo vaikystės turi tokį įtarimą, mėgai knygas, daug skaitėjai ir tau jos patiko. Bet ar galvoji kada nors, kad pats rašysi knygas ir kaip tau, kodėl tu parašei savo pirmąją knygą, kodėl tu rašai toliau ir kas laukia mūsų kaip skaitytojų toliau? Tai jo, skaitimas tas buvo. Dabar dažnai galvoju, aš mėgau skaityti ir dabar, žinai, kadangi irgi namie yra paauglys ir vis bandau suprasti, žinai, kodėl dabartiniai vaikai neskaito. Aš nežinau, gal jeigu būtų mūsų laikais tiek, žinai, internetas ir telefonas po ranka, gal ir mes nebūtumėm skaitai, nes aš dažnai labai skaičiau iš nuobodulio, nes, nu, nėra, o ką daugiau daryti, žinai, vakare namie guli ant sofos, žinai, vaikystėje ir skaitai tas knygas. Taip atsirado gal pomėgis ir supratimas, kad knygos yra gerai, reikia tik užsikabinti. Ir toliau jau ten gali pasislėpęs naktį su žibintuvėliu skaityti, jeigu įdomi knyga, tai būdavo ir tokių atvejų. O ar parašysiu knygą, tai niekada negalvojau, nes aš įsivaizdavau, kad knygą parašyti yra velniškai sunkus darbas ir velniškai sunkus užsiėmimas. Tai be proto galvojau, ten 10 metų reikia sėdėti prie knygos rašyti ten, bet va taip sėdau, pirmą knygą lengvai parašiau kažkaip ir jį ganėtinai gerai gavosi. Neganėtinai gerai, labai jo, gerai gavosi. Gerai gavosi. Turnė vadinasi Kasteto knyga, jeigu dar jos neturit, neskaitę, tai ją irgi beje galima internete turbūt rasti. Galima, jo, yra. Internete, bet siūlau. Dar yra prekyboje. Ir gyvai dar yra jos prekyboje. Nu, nežinau, ar knygynuose yra, gal, bet, nu, užsisakyti galima. Bet jeigu lietuvių literatūroje norit pažinti visas spalvas, reiškia, ir pajusti visus pojūčius, tai vienas iš tokių didesnių pojūčių yra Kasteto Turnė. Tai va, bet kaip visą laiką yra, žinai, tas pirmo debiutinio albumo sindromas, dar kažkas yra antro albumo sindromas, antros knygos sindromas. Tai parašęs tą knygą kažkaip kurį laiką ten nenorėjau žiūrėti tą pusę, nes daug dalykų susidėjo, kad iš tikrųjų ten išvargina vis tiek ir tas rašymas ir kažkokia ir po to redagavimo procesas. Gal net rašyti yra smagu, buvo smagu. Bet tu vis tiek, kai parašai, tu turi dar 100 kartų ją perskaityti, ištaisyti klaidas. Nu ir tas nuolatinis skaitimas, tos pačios medžiagos jis jau pasidaro tau neįdomus, nuobodus, nebeatrandi tą džiaugsmą. Labai ilgam aš po to numečiau ir nieko nedariau. Kažkaip vienu metu lyg ir pribrendau daryti toliau, kurti, bet susidūriau su tokia savotiška beprasmybė, nes literatūros Lietuvos pasaulis irgi yra tam tikras uždaras. Ir aš ten su savo tą literatūrą, pavadinkim, kurie literatūros pasaulyje net nelaiko literatūrą. Nesu nei priimtas, žinai, nei labai gerai, nei blogai. Bet aš manau, kad tu nepriimtas ne dėl to, kad tai nėra literatūra, nes tai yra kur kas... Tai yra literatūra, jinai yra kur kas geresnė. Kiekviena menė yra, žinai, kažkoks snobiškumo elementas. Jo, ten dėl snobiškumo, ne dėl literatūros viskas vyksta, dėl jų ten kažkokių tai, nežinau kaip juos ir pavadintos. Tai ir man realiai nelabai to, žinai, reikia, kaip sakant, tai visiškai, o kas čia tas vidinė savimėlė, žinai, guodžia, bet tada gal pradėjau, žinai, ieškoti... Iš ko lietuviai, žinai, kaip Lietuvoje leidžiamos knygos, žinai, domėtis ir visą kitą, nes, tiražai yra pakankamai maži, knygos nėra, leidyba nėra pelninga, nėra netgi atsiperkanti rašytojui, jeigu tu neparduodi ten kažkokių labai didelių tiražų. Tas vidutinį, jeigu tu tiražą Lietuvoje parduodi, tai visi patiria nuostolį, leidykla patiria nuostolį, knygynai gal tik tai uždirba. Autorius patiria nuostolį, nes ten nieko neuždirba. Tai bandžiau, žinai, gal kažkokias rašyti paraiškas į fondus, kurie finansuoja tą leidybą ir aišku negavau finansavimo, nes, aš pažiūriu, kas gauna, aš matau, žinai, kitus autorius, gal atsiranda tada savotiška tokia nuoskauda, o kam man čia rašyti, žinai, ką man daryti, jeigu čia
va, kažkas gauna, o žinai negauna, vadinasi, tokios literatūros Lietuvai nereikia. Bet aišku, tai nėra kažkoks varomasis motyvas. Tai aš tą kaip ir knygą pabaigęs esu, jie gal ten reikia kažkiek... Antrą knygą jo pabaigęs, jie gal ten reikia tvarkyti, redaguoti. Bet vėlgi susiduria dabar su ta realybė, žinai, kad leidykla, su kuria aš dirbu, ir aš nesu tas žmogus, žinai, aš jeigu su kažko gyvenime susituri ar kažkas, tai be abejo gali būti konfliktai, bet vat, žinai, iš mūsų grupės ir mes turbūt visi tokie esam žmonės, kad jeigu mes susieinam, nutarėm kartu daryti kažką, tai už nugaros, kaip sakant, neapgaudinėjom tų žmonių, nebėgam ir jeigu, kažkaip, vat, jie pirmą kartą manim patikėjo, tai aš noriu ir toliau dirbti su ta leidykla. Bet būtent tai nėra ta leidykla, kuri gali leisti savo nuostolingai... eksperimentuoti, ne? Nuostolingai leisti knygas. Ir mes turim gauti finansavimą, kad jį pasirodytų, kad jį išeitų. Brangu yra išleisti knygą. Kiek reikia pinigų, kad išleisti knygą? Kiek reikėtų jums gauti pinigų, kad jūs... Ką aš žinau, kokį 10 000 eurų turbūt. 10 000 eurų? Ne, tai nėra brangu, tai tu gali gauti finansavimą. Aš galiu pats prasifinansuoti ir taip toliau, bet mes ir su leidykla kažkada šnekėjom. Mes taip nedarom, ar kažkaip, aš, pavyzdžiui, nedarau ir kai tu pats save finansuoji. Taip, aš šitą suprantu, bet yra pasaulyje mecenatai, yra pasaulyje žmonės. Yra ties tuo dirbama, jeigu vienas toks mecenatas, ar 2, ar 3, ar 10 dabar žiūri mūsų pokalbį, tai turėkit omeny. Tai yra ties tuo dirbama, mes turėjom ten susitikimų ir taip toliau, dabar yra leidykla parašė paraiškas, žinai, kultūros tarybai, finansavimui, kad ten būtų išleista ir gal ta knyga, žinai, išeis ir pasirodys. Gali papasakot nors truputėlį mažą tokią užsklaidą apie ką ta knyga? Apie ką ta knyga, tai jau kas skaitė pirmą turnė, tai įsivaizduokite, kad grupė yra išsiskyrusi. Po kažkokio laiko mane gal įtakojo šiek tiek karantinas. Kada aš sėdėjau, mes visi sėdėjom vieniši, kaip pavadinti vieniši, atsiskyrę, uždaryti tam tikrą prasme, be veiklos, be nieko. Aš bandžiau tą tokią pagrindinių herojų būklę perteikti, tai nėra karantino, tai yra jie išsiskyrė, jie atskirai, jie nebendrauja. Ir knygoje tarsi yra dvi paralelinės istorijos. Viena, kas privedė juos iki to momento, kodėl jie jau metus nebebendrauja, o kita paralelinė istorija, kaip vėl nutarė, kad atsikurt. Pavadinkim taip, kaip sugrįžti į sceną. Tai va. Tai ten tokia. Gal yra tikimybės knygų mugėj išvysti? Buvo toksai planas, bet dabar nežinau, kaip čia viskas susidėlios. Kaip tik dabar, žinai, visi šitie reikalai ir sprendžiami, tai aš ten nenoriu nei per daug prisišnekėti, nei... Tai ir nereikia, nes turbūt viskas turi savieigą atsitikti tada, kada turi atsitikti. Jo. Ir yra ta vidinė, žinai, labai baimė, nes antra knyga, žinai, pačiam labai sunku vertinti, iš šono irgi vertinti, ar jį geresnė, negeresnė. Visą laiką, kai žmogus kažką padaro, pavyzdžiui, rašo pirmą dainą su tais pačiais atlikėjais yra, arba jaunais atlikėjais, kurie, iš karto, Dieve, kaip įdomu, žinai, bet įrašo antrą, jį gal geresnė, bet jau nebėra to efekto, žinai, kad kažkas kitaip, jau tu lyg ir kartojasi, žinai. Ir taip ir su ta knyga. O yra tos baimės, kad, ta prasme, tugi pats ir sakai, kad man tavo viduje kūryba... nėra, man yra gal, žinai, tas, kad aš nuvilsiu žmonės, kurie manim patikėjo, žinai, būtent kažkas investuos, žinai, ta knyga ten neparsiduos, nes visgi pardavimai, tai, žinai, yra ganėtinai svarbu. Pavyzdžiui, jeigu aš darau kažkokią savo solinę veiklą, įdedu į internetą, tai kas, tai kas ten klauso, kas neklauso, tai nėra, žinai, niekas nuo to nepatyrė nuostolių, geriausia atveju aš laiką sugaišau. O čia jau, žinai, yra kažkieno žmonių kitų laikas, įdirbis ir taip toliau, jie nori gauti iš to kažkokią atlyginimą ir, į tą viskas susiveda. Ir pradeda reikalauti, žinai, kažko savotiškai irgi, žinai, kad gal čia ir į mano daržą pradeda kištis, žinai, gal čia kažkaip reikia pasukti kitaip, žinai, gal čia kažką čia kitokio padaryti, gal čia dar šitą vietą, toks atsiranda. Vidinė atmintis ir tada ar aš noriu tą daryti ar nenoriu, ar man to reikia ar nereikia, žinai. Na, bet yra toks senas posakis, kas buvo vieną kartą gali nepasikartot, kas buvo 2 kartus bus ir 3. Taip. Tai išeis ta antra knyga. Tai išeis. Tikrai, tai paskui bus ir 3 knyga. Ir galų gale, kai... Taip, kai pradedi rašyti, aš, pavyzdžiui, pradėjau rašyti, žinai, ir kažką, reikia pradėti svarbiausia, kai tu pradedi, tu
suvoki, kad atsiranda, žinai, tuo metu smegenys, tada pradeda kažkaip kitaip dirbti, jos pradeda tuo vat, režimu, būtent to, vat, tos veiklos režimu. Eini miegot, kažką tu galvoji tą linkmę ir tada atsiranda labai daugiau idėjų, daugiau kažko, žinai. Tu dažnai galvoji vat, apie kūrybinius procesus, apie istorijas. Vat, gyveni dieną, tau rytas vakaras, ne? Ir dienos metu tu begyvendamas, darydamas valgyti. Aš labai puikų dalyką supratau ir man tas yra labai sunku. Man lengviausia yra galvoti einant. Nes tada, nežinau kodėl, aš turbūt suvedžiau prie to, kad einant aš negaliu sėdėti telefone. Einant organizmas gal neturi kažkokių apkrovų, aš užsidausi, nes muzika kažkokia, kuria foninė, kurią aš mėgstu, bet tai nebūtų kažkas ten tokio, kuri man netrukdytų. Ir aš turiu nueiti pakankamai daug, kokius 2-3 kilometrus ir po 2-3 kilometrų man atsiveria, smegenys pradeda dirbti kitų režimų. Jeigu žinoma, aš galvoju tą linkmę, bet aš turiu galvoti kažką. Bet tu turi ir užsirašinėti turbūt, ne? Tai aš tada telefoną išsitraukiu, kažką pasižymiu ir taip toliau. Bet tai bėgiojant aš negaliu galvoti visiškai. Važiuojant kur nors mašiną, aš vis tiek tada įkrenti į telefoną, gal tai blaško aplinka ir taip toliau. O jeigu aš einu iš Antakalnį gyvenu, iš Antakalnio, pavyzdžiui, į centrą, aš jau žinau ties kuria vieta, galbūt netgi man kažkas gims. Ir, pavyzdžiui, kai rašiau tą pirmą knygą, tai man labai patiko, kad aš tuo metu dirbau ir eidavau į darbą iš darbo pėsčiomis, ganėtinai didelis atstumus. Tai aš tų dialogų, aš juos girdėdavau galvoje, man jie kalbėdavosi. Ir lygiai taip pat aš susiduriu būna, kad rašai kažkokią ar dainą, ar dar kažkas, ir namie vis tiek bandai, bet tai blaško kažkas, tu nieko nesugalvoji. Aš tada užsidedu ausines ir galvoju, jeigu mes turėsim repeticiją kažkokią, tai aš eisiu dabar, aš eisiu. Tai kodėl tu visą laiką rašai, kad nereikia tavęs pavežti ir nereikia bet matai, labai dažnai tu neturi kur eiti. Toks beprasmis ėjimas jis irgi neatneša. Man reikia su tikslu kažkur eiti. Pavyzdžiui, jeigu aš einu kažkur ir tuo metu galvoju, pavyzdžiui, ten klausau muziką ir kažkokį, čia priedainis turėtų, turiu tą žodį, žinai, kokį nors, ir kaip čia būtų. Ir tada smegenys po kažkurio laiko įsijungia į tą ritmą ir tada pradeda ateiti tos mintys. Nes vieni žmonės sako, duše kažkas dainas rašo ar kažkur dar, man ėjimas yra. Nežinau, kodėl man tada atsiveria po kokio, žinai, po 2 kilometro. Šiaip jo, bet tas matai, tu vaikščiotojas. Tai aš sakau, lygiai tas pat, matai, aš nevairuoju, gal važiuojant mašiną irgi. Jo, gerai, kad tu neturi mašinos, nes jeigu tu dėtum mašiną, jokių knygų tu nebūtum parašęs. Ne, gal važiuojant tu į tam tikrą transą įpuolį, kuris tau pradeda, žinai, galvoti, aš nežinau. Tai man neįmas yra. Gaila, kad šiuo metu vis mažiau ir mažiau aš einu. Tai dabar, žinok, mes nebesiūlysim tau turbūt po repeticijų ir po ko tavęs parvežti namo, sakysim, norim tos naujos tavo knygos, tai gal tu eik. Gal tu eik, tada viskas greičiau pasidarys. Aš dėl to sakau, man patinka eiti, nes tuo metu, kažkoks yra, tai mano tam tikra meditacijos forma yra ėjimas, žinai, nes bet ką kitą darydamas, tu vis tiek, tai telefoną įmi į rankas, tai, žinai, kažką pjaustyti bulvę, kokią reikia, tai, tu visą laiką kažką turi daryti. Taip. O eidamas tu nuo visko atsiriboji. Šitas pasaulis labai mėgsta receptus ir visi klausytojai labai mėgsta receptus, tai šėkit jum receptą į veidą. Bet reikia jau normaliai, ta prasme, pasiryžti ir eiti jau ne tas, kad čia iki parduotuvės, o... Tas, kaip tas kelias, kur eina... El Camino. El Camino, jo, jeigu norit. Sukurti kažką romaną, aš įsivaizduoju, gal net norėčiau išeiti tą El Camino, žinai, kada praeiti. Tai kada tu išeisi, mes suprasim, kodėl tu išėjai tenai. Galbūt etapuose tam tikrose visai ir palaikyti būtų įdomu. Aš niekada negalvojau apie El Camino, kaip galvojau, bet galvojau, kad tai užima labai daug laiko, neradau prasmės, kam to reikia. Bet dabar, kai tu tiek pripasakoji, ne vardan kūrybos, bet irgi šovė tokia mintis į galvą, o gal irgi stukteltų kas nors, žinai, tokio pasibuvimo su savimi. Tuo metu pabūni su savimi, žinai, ir taip toliau, kur šiais laikais labai sunku rasti, kur tu galėtum su savimi pabūti, žinai. Nes visą laiką tave kažkas trikdo. Tai turbūt ties šiuo momentu mes gal ir leiskim klausytojam, reiškia, pabūti su savim ir išsigryninti apie tai, apie ką mes kalbėjom. Ir
turbūt toks linkėjimas būtų tą vis tik tai kelią, kuriame gimsta apmąstymai jūsų gyvenimo kūryba, eiti patiems, rasti ką veikti, girdėti kitus, mokytis iš kitų, semtis patirties ir žinių ir išbandymų keliu, siekti savo asmeninės laimės. Ačiū tau, Kasti, kad atvarei, žiauriai buvo įdomu prisiminti ir išgirsti tikrai man naujų dalykų, kuriuo aš nežinojau. Ačiū jums dar kartą, pasikartosiu, kad esat, ačiū, kad klausot, kad matot, kad žiūrit, kad esat kartu ir iki sekančių video.